Labas vakaras, Kevitrina.com portalo lankytojai. Rinkimai kaip ir baigėsi, dabar laukiam visi rezultatus. Ir mes šiandien svečiuose Birštono konservatorius arba TSLKD. Tai kalbam su Dariumi Šeškevičiumi, skyriaus pirmininku ir kandidatų į merus. Dariau, rinkimai praėjo, kaip Jūs manot? Ar Jums pavyko pasiekti savo tikslų? Labas vakaras, mėly birštoniečiai. Ačiū Kevitrina portalui, kuris visą rinkiminį periodą mus lydėjo kartu. Tai iš tikrųjų labai teisingai redaktorius pasakė, visi turėjom savų tikslų šiuose rinkimuose ir labai tikimės, kad juos pavyko pasiekti. Visų pirma, tai turėjom suplanavę gana aktyvę kampaniją, kurią įgyvendinom. Šiandien vakare taip pat sutikot mus mūsų štabe tokiam laikinam, kur jau su komandos dalyviais pasitinkam tos rezultatus. Tai visų pirma, labai dėkingas esu mūsų komandai, kurie gana aktyviai įsijungė programą, gyvendinom tai, ką norėjom. O taip pat turbūt iš anksto noriu padėkoti rinkėjams, kurie balsavo už mus visiškai nepriklausomai, kiek tų bus balsų. Aš manau, kad dalį savo tikslų įvykdė. Koks būtų Jums pirmas darbas, jeigu Jūs, kad Jūs pateksite, Jūs sutikit, kad pateksite į tarybą, kiek tai vietų turėsit? Jūs jau turėjo 2 vietos praeitos kadencijos taryboje, dabartinė, galim pasakyti dar. Tai koks bus pirmas darbas? Ar yra tai sugalvotų šitų dalykų? Tai mes savo kampaniją labai stipriai įvardom pagrindinius savo tikslus, tai yra darbo vietų kūrimas, jaunimo pritraukimas į miestą, didesnis demokratijos tas didinimas, miestiečiai būtų išgirsti. Tai manyčiau, nepriklausomai nuo tiek, kiek vietų turėsim taryboje, šios tikslus įgyvendinsim. Jau turim šiandien dienai tokius savo gaires, kokius renginius norėsim, ką inicijuosim mieste. Tai aš manyčiau, kad tai bus susijęs su šitais dalykais. Tiek yra kurorto vizijos tolesnis vystymas, tiek ir jaunimo. Neturit dar neigios informacijos iš savo stebėtojų, iš kokių nors... Turim šiek tiek informacijos, labai nedaug, kadangi tai turbūt labai sunku komentuoti. Turim iš Birštono miesto, iš Nemagino. Nu ir daug maž. Tai kol kas rezultatai tokie, tik tai sąrašų neturim. Dėl mero tai visur esam prizininkai. Aha. Nu tai merai prizininkai yra, tai prizininkai būsit. Tai prizas ten kokia antra, trečia vieta, kokia ten? Kažkur antra, kažkur trečia, kol kas tikimės antros, o žiūrėsim. Pasakykit, ar, kaip manot, merų rinkimuose bus vienas turas ar bus 2 turai? Na, iš tikrųjų nenorėčiau komentuoti šiandien dienai, kaip sakyčiau, kaip rinkėjai nuspręs, bet... Supratau. Taip ir... Supratau. Aš supratau, jūs negalite pasakyti, kad bus tik vienas, todėl kad čia pasakyti, kaip tai negerai, pasakyti, kad bus... Tai kiek bus, tiek ir dalyvausim, bet aišku, mes galim sakyti, kad labai daug ko tikisimės, bet šiandien dieną... Iš tiesų jūs realistai, taip? Realiai žiūrite į situaciją? Labai realiai žiūrite į situaciją. Supratau. Nu kągi, tada palinkėsim, gero darbo 4 metus ateinančius ir manau, kad mes susitiksim po 4 metų, jūs jau gal kalbėsit trupučiuką taip drąsiau ir jau sakysit taip, mes tikimės, kad mes turėsim pusę vietų taryboje. Taip, aš labai noriu atsakingai pasakyti, kad mes tikrai turime ilgalaikius tikslus savo skyrių, savo partijos, todėl tikrai tikiuosi, kad po 4 metų mūsų pozicijos bus visai kitokios ir tas, kaip sakot, kalbėsim drąsiau. Dar kartą noriu Jums padėkoti ir tikėkime, kad ir po rinkimų bendrausim ir... Taip, bendrausim, kad po savaitės kokios, arba net dar anksčiau, jau surinksim į bendrą krūvą visus, kas bus taryboje. Ačiū.